Satna. Sveikinu su jumis mūsų trečioji dienoj, mūsų meditacijos kelioniai. Ir mes šiandien jungsime su Neptūno planetos energijom ir skirsime dėmesį mūsų intuicijai. Neptūnas yra intuicijos, kūrybos, dvasingumo ir taip pat besąlyginės meilės energijos planeta. Neptūnas labai siejamas su mūsų sapnais, su mūsų svajonėmis ir mūsų iliuzijomis taip pat. Todėl labai yra svarbu turėti labai stiprią intuiciją, gebėjimą nematyti, o jausti ir tuo pačiu stiprinti ryšį su savo vidumi, ten, kur visi mūsų yra iš tikrųjų atsakymai, teisingi atsakymai. Todėl kviečiu jūs grįžti vėl ant kilimėlio ir skirti šiek tiek laiko meditacijai, intuicijai. Atsisėdame patogiai. Kaip visą laiką jūs galite atlikti meditaciją ant kėdės. Primenu, pėdos turi būti prispaustos prie grindų ir jūsų stuburas turi būti tiesus. Lygiai taip pat, jeigu mes sėdėm lengvoj pozoj, mes atsisėdame, mes išsitiesinam. Rankos vien mudrai, nykštys ir smilius, delnais į viršų. Užmerkiam akis ir keletą gilių kvėpavimų. Pakvėpuojam. Giliais įkvėpimais ir iškvėpimais. Ir susijungiam su intencija, kurią mes norim nusiųsti šiai planetai. Tai gali būti jūsų asmeninė intencija. O jeigu neturite asmeninės intencijos, tai kviečiu jūs pakviesti Neptūno energiją, panaikinti iliuzijas ir parodyti mums tai, kas yra nematoma, sustiprinti mūsų intuiciją ir ryšį su savimi. Patrinam delnus. Ir sudedam į maldos mudrą. Delną spaudžiame delną. Taip mes ištiesinam save dar labiau. Nykščiai šiek tiek remiasi į krūtinės ląstą. Alkūnės paraleliai grindim. Tiesus stuburas, viršugalvių stiebiamės į viršų ir pečius dar nuvedam atgal. Akys užmerktos, giliai įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam antrai. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adgurai Name, Jugadgurai Name, Sadgurai Name, Siri Gurudeva Name. Adgurai Name, Jugadgurai Name, Sadgurai Name, Siri Gurudeva Name. Adgurai Name, Jugadgurai Name, Sadgurai Name, Siri Gurudeva Name. Dar kartą įkvepiam.
Iškvepiam, nuleidžiam rankas ir papasakosiu Jums, ką mes darysime šiandien meditacijos metu. Mūsų kvėpavimas bus lėtas ir gilus. Tai yra lėtas ir gilus įkvėpimas ir iškvėpimas. Kiekvieną kartą stengiamės pagilinti kvėpavimą. Primenu, kai mes kvėpuojame lėtai giliai, tai yra diafragminis kvėpavimas, mes įkvepiam į pilvą, išplečiam su įkvėpimu šonkaulius, užpildom save iki raktikaulio ir iškvepiam palaipsniui ir tuomet mes prispaudžiam dar labiau pilvą prie stuburo tam, kad išleisti visą orą. Tai yra mūsų lėti ir gilūs kvėpavimai. Ir kai mes iškvepiam, mūsų šonkauliai ir mūsų pilvas subliūkšta, susiaurėja šitą vietą. Įkvepiam, išsiplečiam, iškvepiam, susispaudžiam. Atlaisvinam erdvę naujam įkvėpimui. Rankų pozicija. Mes prispaudžiame nykščių mažylį. Mes nesujungime, mes būtent prispaudžiame. Tai yra, mes padedam nykštį ant nagų plokštelės. Ir mūsų rankos bus ant kelių, tokioj pozicijoj, kad delnas žiūrėtų į delną. Stuburas tiesus. Lengvas kaklo užraktas. Tai yra, mes pastumėm smakrą šiek tiek į vidų ir tuo pačiu ištiesinam kaklo slankstelius. Viršugalvius stėmėmės, užmerkiam akis trumpam ir dabar dar atmerkiam akis ir suvedam fokusą į nosies galiuką. Ir kai mes suvedam fokusą į nosies galiuką, tai yra taip vadinama mėlynojo perlo taškas. Mes nematysim galbūt mėlynos spalvos, bet mes sujungiam mūsų optinį nervą, mūsų žvilgsnį, nosies galiuką ir mes tokiam atsirandam vienam juodam taške. Tai yra, mes matom viską, kas yra aplinkui, bet šitoje vietoje į apačią jūs susikoncentruojat į tokį tašką. Ir sakoma, kad kai mūsų optinis nervas stiprus ir jeigu mes teisingai laikom fokusą, tas juodas taškas, jisai duoda šiek tiek žydro mėlyno atspalvio. Ir tai yra tai, ką mes turėsim daryti. Akys šiek tiek pramerktos ir fokusas į nosies galiuką visos meditacijos metu. Stiprus fokusas, bus labai nepatogu akims, bet tai yra to, ką mes siekime. Tuo pačiu, kai mūsų akių fokusas yra į nosies galiuką, atmerktų akių, primenu, mes užverčiam liežuvį ir prispaudžiame prie viršutinio gomurio. Ir užspaudžiame tuomet lūpas. Liežuvis, kaip ir sakau, užverstas, prispaustas prie gomurio ir yra kuo toliau gomurio. Tai yra kuo toliau, ne už dantų, bet kuo toliau. Taip mes sudarome antrą spaudimą. Tai vienas spaudimas akių fokusas, antras spaudimas bus liežuvio šaknies, liežuvio nervo. Tai yra, liežuvis yra, kur yra susijungia visi mūsų energetiniai taškai, visi mūsų meridianai, viskas, kas yra mūsų kūne, tai yra mūsų liežuvis ir mūsų gomurys. Taigi, akių fokusas, užverčiam liežuvį ir pradedam kvėpuoti lėtai, giliai. Pozicija ir liežuvio pozicija nebus patogus ir komfortiški.
Jūs galit pajausti įtampą galvoje. Gali pradėti skaudėti kažkuria vieta. Nepasiduokite. Jūsų kvėpavimas jūs lydės ir tiesiog pagilinkit kvėpavimą tam, kad atleisti įtampą. Jūs tikrai pamatysite, kad tai yra įmanoma. Norėsit žiovauti, būnant šitoj meditacijai. Ir tai nebus nuobodulio žiovulys, bet kai mes įtempiam mūsų optinį nervą ir prispaudžiam liežuvį prie gomurio, užverčiam ir prispaudžiam, mūsų smegenys išskiria tam tikrą hormoną, kad atpalaiduoti įtampą šių dviejų nervų. Ir šis hormonas, atpalaidavimo hormonas, mūsų kūnui bus suprantamas kaip relaksacijos minutė arba akimirka. Ir jeigu norėsit žiovauti, padarykit tai, atidarykit burną, žandikaulį, nužiovaukit ir tuomet grįžkit į poziciją akių ir liežuvio ir tęskit meditaciją. Leiskit tam žiovuliui įvykti, neužspauskit jo viduje.
Giliai įkvepiam, užlaikom įkvėpimą, prispaudžiam dar stipriau liežuvį prie gomurio. Neatleidžiam liežuvio, iškvepiam. Dar kartą įkvepiam. Dar kartą įtampa į liežuvį. Prispaudžiam liežuvį prie gomurio. Ir įtempiam visą kūną. Suspaudžiam visą kūną. Iškvepiam ir pakartojam dar kartą, įkvepiam, užlaikom įkvėpimą, spaudžiam liežuvį į gomurį ir suspaudžiam visą kūną, kiekvieną kūno ląstelę. Iškvepiam, atpalaiduojam liežuvį, atpalaiduojam akių fokusą, užmerkiam akis, paleidžiame mūsų mudrą, liekame tiesiog su delnais į viršų, sėdėti ir giliai kvėpuojam, keletą gilių kvėpavimų. Maldos mudrą, uždarysim mūsų praktiką su vienu ilgu sapnam, įkvepiam mantrai. Prieš tai 2 dienas mes ėjome į pokyčio, proveržio temas. Šiandien mes išjudėjome į mūsų išsiplėtimą, į jungimąsi su intuicija, o rytoj mes užbaigsime su paskutinė mūsų meditacija Jupiteriui ir mūsų gausos